Laba diena, esu Skaidra Vaicekauskienė iš ITMC. Pailsėję po vasaros, grįžtame vėl su jumis susitikti penktadieniais, penktadienio pamokėlės. Šiandien mes turėsime pamoką apie tai, kaip InDesigno programa greitai padaryti daug pažymėjimų. Tai nieko nelaukiant, aš iš karto ir dalinuosi ekranu. Pas mane jau yra atverta InDesigno programa ir jau yra paruoštas pažymėjimas. Pažymėjimas, kuriame viskas jau sudėliota. Ir žinoma, visi šriftai, dydžiai, viskas paruoštuke padaryti. Dabar mūsų noras, kad šitą pažymėjimą pagaminti iš karto daugeliu žmonių, ar 100 žmonių būtų, ar daugiau. Mes, tarkim, turėjome seminarą ar mokymus, ar konferenciją, kas ten bebūtų, buvo registracija ir visa registracija mūsų krito į Excelio failą. Ir tam Excelio failą yra ir vardai, ir pavardės mūsų dalyvių ir mums ten bereikia pridėti pažymėjimo registracijos numerį, skaičiuką ir kažkaip sujungti tą Excelio failą su mūsų pažymėjimu, kuris yra paruoštas InDesigno programą. Tam, kad galėtumėm sujungti, mums reikia atsidaryti tą Excelio failą ir pasižiūrėti, kas ten yra ir kaip jį tvarkingai paruošti tam, kad galėtumėm sujungti su InDesigno šitų šablonų. Paskui tuos šablonus galite įsisaugoti ir naudoti daug kartų. Tas pats šablonas, tik tai pakeisite duomenis, jums galios. Jeigu jūs pastoviai tokius darote seminarus pažymėjimus, tai tas šablonas jums ne vienam kartui ir ne vienam sąrašui galios. Atsidarome tuomet savo Excelį, pas mane yra seminaras nuotolinis darbas registracija. Tai tarkim, mes tokį, čia viskas iš galvos surašyta, tai čia tikros informacijos nėra. Gauname tokį Exceliuką ir čia pas mane ten nedaug žmonių, nedaug dalyvių, ten 100 ir 200 ir 500, vis tiek susitvarkysit lengvai. Turime registracijos formą, kur žmonės registravosi, dalyvavo ir mums reikia dar registracijos numerio. Vardą, pavardę, kaip ir iš šito mes galime puikiausiai pasiimti, dar reikia registracijos numerio. Taip, prisidedam dar vieną eilutę ir pasižiūrim, kasgi pas mus tenai buvo. Registracijos numeris ITMC 24 brūkšnelis ir skaičiukas. Ne? Tai ITMC gal bus visą laiką vienodas, keisis skaičiukai. Tai mums užtenka tik tai rašyti 24, pasvirasis brūkšnelis ir tą numeraciją, nuo kurios jau mano pirmas tas dalyvis turėtų gauti pažymėjimą. Tai 5-0. Čia taip. Toliau mes tuos nuo čia ir tada iš eilės numeraciją turime eiti, paleidžiam, kad jis pats mūsų skaičiuotų numeraciją ir turime nuo 50 iki 66 pažymėjimą. Taip, failiuką išsisaugo, jau mes turime. InDesignas tiesiogiai iš Excelio duomenų nepaima, jis jų nesupranta. Vadinasi, mes šitus duomenis turime persikelti į kokį nors TXT failą. Tai yra paprasta, visiškai lygų be nieko failą. Tai ką darau? Galim net ir viską, galim su viskuo visą reikalą imti pasižymėti, kad nereiktų ieškoti, išskirinėti, kurias šitą dalį žymim, kurias nežymim. Paskui į pažymėjimą trauksim tik tuos stulpelius, kurių mums reiks. O tam TXT failę galime turėti visą informaciją. Ctrl+C, nukopijuojam, ieškom, kur pas mus yra notepadas, galite Wordą bandyti ten TXT. Siūlau vis tik tai notepadą, nes notepadas jisai jokių tokių formatavimo savyje neneša informacijos formatavimo, tai paskui lengviau, nes jūs jau būsite pažymėjimą suformatavę, šriftus, dydžius, viską parinkę, tai kad jums tas tekstas su kažkokiais likučiais Wordinio formatavimo netrukdytų, imkite geriau paprastą notepad. Viskas, Ctrl+V įdėjau. Tai mūsų esminis momentas yra tas, kad pirma eilutė būtinai turi būti
laukų pavadinimų. Kiekviena eilutė yra įrašas, o kiekvienas va toks atskiras informacijos toks langelis yra laukas. Ne? Kiekvienas yra informacinis laukas. Tai va mums reikia būtinai tų pavadinimų viršuje ir pirmą eilutę jisai perims dizainas kaip laukų pavadinimus. Jeigu čia ne pavadinimo eilutė bus jau konkrečių duomenų, tuomet bus blogai, nes tie duomenys taps pavadinimai. Tai nepamirštam, pirma eilutė yra laukų pavadinimai. Toliau kiekviena ta eilutė yra išskirta enteriu, tai jau vis kitas ir kitas dalyvis. Tarp laukų yra tabuliacija. Čia nesvarbu, kad ta tabuliacija išsimėtus kažkaip negražiai, mums čia jokio skirtumo grožiui nėra. Mums svarbu, kad būtų atskirimai. Tarp laiko ir vardo pavardės tabuliacija, tarp vardo pavardės ir pašto telefono numerio tabuliacija, tarp pašto tabuliacija, visur tabuliacija. Viskas. Jeigu kažką čia taisysit, nesugadinkit šitų esminių dalykų. Informaciją turim, išsisaugom, file save. Ir dabar, jeigu darote kažkokius angliškus pažymėjimus ar angliškus tekstus, tai gal problemų nebus, bet lietuviškai būtinai reikia pasižiūrėti, kokia koduoti tam, kad raidės išliktų. E, Ž, Š, taip. Pirmiausia, aišku, koks nors pavardės. Pavardės rašau. Ir tekstinis dokumentas, nesafest type text document ir encoding. Va šita vieta labai svarbu pasižiūrėti, nes nuo to priklauso, kaip atvaizduos jums jūsų tam tikrus simbolius, tai yra tam tikras raidės. Tai šiuo atveju ant T, ant Ž ar ant Š labiausiai pasimatytų. Tai aš iš karto žinau, kad man reikia keisti koduotę, tai aš pasiėmu koduotę UTF-16LE, tai va šita koduotė tikrai jums išlaikys lietuviškas raides. Galų gale, jeigu pamiršit, ką aš jums sakiau, pabandėt, padarėt, raidžių lietuviškų nerodo, imkite kitą, pabandykit kitą, ne milijonai čia yra, tai rasit tinkamą. Prisiminsit, kad dėstytoja sakė, reikia pakeisti koduotę, o kurią tai arba pasiskaitysit, arba tiesiog išbandysit. Išsaugom. Pavardės tekstį failą išsaugojau ir grįžtu į InDesigno programą. Reiškia, aš turiu pasiruošus pažymėjimo šabloną ir turiu pasiruošus sąrašą dalyvių, kuriems reikia tos pažymėjimus išduoti. Kaip dabar tą sujungti? Reikia atsidaryti papildomą paletę. Daug. Yra apačioj mūsų papildoma utilities ir data match. Data match. Jeigu pametėt kažkokias paletės, pereikit per visą Windows meniu sąrašą, paletės visos absoliučiai yra. Tai mes ieškom data match, duomenų sujungimą. Turime duomenų sujungimą, data match, ir čia mes turime dabar įtraukti tą pavardžių failiuką. Papildomas meniu, data match papildomas meniu, einam papildomą meniu, select data source, ieškam, kur mūsų tai duomenys yra. Mūsų tai duomenys yra, pavardės tekstą, kuris neseniai sukūrė. Spaudžiam open. Ir kaip matote, kaip ir minėjau, pirma eilutė eina į laukų pavadinimus. Tai va čia kiekvienas mano atskiras laukas, kurį galiu traukti jau į tą pažymėjimą. Tai man kas yra svarbiausia? Vardas ir pavardė ir registracijos numeris. Kaip minėjau, kitų galime netraukti, jie mums ten netrūktų. Tai va čia, kur vardenis, pavardenis pasižymiu su tekstiniu įrankiu kaip tekstą ir sprakteliu ant vardas pavardė. Kas atsitiko, o matote, dabar aš matau, kad šičia jau įtrauktas laukas, atsiranda va tokie kaip ir skliaustukai, tai čia jau iškart matosi, kad tai yra jau kintamasis, ne konkrečiai vardas pavardė, o kintamasis. Lygiai tas pats su pažymėjimo registracijos numeriu, va ten apačioj pasižymiu nuo 24, TMC tegu lieka nuo 24, tik tai keisis mano pažymėjimo numeriukas, spaudžiu ant regnr ir jau matot, ir regnr irgi yra tarp šitų va tokių laužtinių skliaustukų. Irgi aišku, kad čia jau yra tas mano kintamasis laukas, kintamojo pavadinimas. Nepamirškite, kada formatuojate InDesigno dokumentus, tai pagalvokite, ar jums čia iš centruoto reikės daikto, ar kairiai, ar dešiniai.
kokio ilgio jūsų ten tos pavardės gali būti, ar tikrai tilps į jūsų šitą langelį, jeigu netilps, nu, pailginkit. Tai pasižiūrėkite, kad tas formatavimas, nu, kaip vardas pavardė gal tinka, o jeigu ten bus Skaidra Vaicekauskienė ir dar, jeigu dar kokia nors per brūkšnelį, tai gal ir netilps. Tai pasireguliuok. Dabar kas toliau? Toliau aš galiu spausti mygtuką preview, jau viskas yra sujungta, jau viskas matosi, ne? O galiu iš karto gaminti PDF arba galiu sukurti naują dokumentą. Tai ką aš turiu? Einu į papildomą meniu, galima, aišku, šitą mygtuką Create Merge Documents spausti iš karto, paspausit ir jums naują dokumentą sukurs, galite į meniu ir pasižiūrėti, kas tam meniu yra. Kaip minėjau, prieš tai galima tą patį šabloną ne vienam kartui naudoti, tai reiškia, update data source imsite kitą failiuką su kitom pavardėm, bet aišku, laukai reikia, kad būtų tie patys, puikiausiai kitus duomenis pasimsit, reikia kažką iš naujo daryti, remove data source, išmetate tą pavardės TXT failą ir imate kažkokį kitą. Ir kaip matote, eksportų PDF yra iš karto visą šitus duomenys jums sueksportuoja į PDF, kad kiek žmonių, tiek atskirų jums lapų bus. Patarimas Create Merge Document daryti, kad iš karto gautumėt InDesign failą ir dar galėtumėt, jeigu reikia kažką pataisyti. Ir va, tas pats va, mygtukas arba komanda Create Merge Document. Čia dar aišku visokių pasirinkimų, bet mes jau ne tą paskaitą šiandien. Norėsit išmokti, įsigilinsit, dabar tiesiog su viskuo sutinkam, ok. Ir turime. Jisai dar pasako, kad viskas ten tilpo jūsų langelius, ok, mes jau visus tos duomenys sudėjom ir va turiu naują visiškai naują failą, man matot, pažymėjimas seminarimuose man buvo pavadintas, pažymėjimas sem.1. Tai čia mano tas originalas liko, kaip šablonas ir sukūrėjęs naują failą, kur yra tiek puslapių, kiek yra dalykų. Galiu pereiti, pasižiūrėti, ar pas mane kažkas ten tiko, netiko, kažkas gražiai, negražiai susidėjo, tai mes jau sukrito, čia gal lydingas per mažas, viskas va gražiai sukrito. Tuose vietose, kur trumpos pavardės buvo, tilpo į vieną eilutę į vieną, kur netilpo per dvi, bet pas mane tas numatyta buvo ir jau viskas gražiai. Jeigu kažkas jums dar netinka, tai tą Shift Enter visada dar Jonas Jonaitis, jeigu jums netinka, tai Shift Enter visada gali padėti, kad į dvi eilutės sukris. Ir jau su šitu failu, ką norite daryti, norite spausdinate, norite darote PDF ir siunčiate tą PDF dalyviams ar kažkaip kitaip. Tai būtų va toks pagrindinis daiktas. Ir paskutinis momentas, kada norisi tiksliai į dvi eilutės. O pavyzdžiui, yra vardai pavardės, kur tilpo mums į vieną eilutę, bet man kyla noras, kad būtų visi dviejose eilutėse. Vatinga Kalvaitytė, noriu, kad būtų antroji eilutė. Jeigu turit nedaug pavardžių, tai su Shift Enter greitai čia perėsi sudės. Bet jeigu turim 150, nu tai jau ten vaikščioti Shift Enter dėlioti jau klišas reikalas. Tuomet reikia ką daryti? Reikia atskirai turėti laukus vardui, atskirai pavardį. Tai reiškia, laukas vardas eina į vieną eilutę, laukas pavardė eina į kitą eilutę. Ne? Jeigu tikrai norim, kad vardas ir pavardė būtų vienas po kito, tai aš čia uždarau, nesaugau. Matot, vardas pavardė. Į vidurį šito kintamojo jūs enterio negalite padėti. Užtat ir sakau, reikia atskirų duomenų. Nu tai gal dar Excel galim prisiminti, ne? Ar prisimenate Excel, kaip išskirti vardas pavardė į atskirus stulpelius. Įsiterpiam, pasižymim ir įsiterpiam į insert kontūrą. Nu, vat Excelio tai tikrai nemoku. Noriu įsiterpti naują stulpelį ir jisai prisimena mano duomenys, kuriuos nukopijavau ir paprastą stulpelį, sako, paste. Kas moka tiek Excelį, iš naujos.
Esmė yra tokia, kad čia pati savo prisidariau. Esmė yra tokia, kad mes pasiemame tą patį, čia kitas yra. Jau su išskirtu yra galėsim. Nes esmė yra ta, kad mums reikia išsiskirti vardą ir pavardę. Ir šitoj vietoj šitą stulpelį išskirti į vardą ir pavardę, ne? Data, text to columns, tiesiog next, mūsų skiriklis yra tarpas, next, tabulacijos nereikia. Ir jisai, matot, išskyrė atskirai vardas, atskirai pavardė. Ir dabar jau šitą daiktą galite dėti iš naujo. Iš naujo kopijuoti į notepadą. Ctrl-C, Ctrl-V, atskirai į notepadą. Ir dabar jau atskirai reikės dėlioti. Pavardės ant viršaus, koduoti 16, išsaugom, ant viršaus, viskas gerai. Ir grįžtame į InDesign. Lygiai tas pats dabar mes pasimsime duomenis iš naujo. Einam remove, išimsim šitą ir iš naujo įdėsime tą failą iš naujo pavardę. Dabar matot, vardas pavardė yra atskiri laukai. Tai mums yra vardas įdedam į vieną eilutę, tada dedam enter, pavardė į kitą eilutę. Ir dabar jau pas mus tikrai garantuotai vardas bus vienoje eilutėje, pavardė kitoje eilutėje. Ok. Ir susigeneruoja. Ir matote, dabar nueisim, kur ten žiūrėjom Inga Kalvaitytė. Inga Kalvaitytė būtinai 2 eilutės. Visada galvokite, kada darote ypač tos rušinukus, kaip pas jūs įsidėstys tą informaciją, kurios nežinot. Visada galvokite, kaip šitos daiktus išlygiuoti. Pagal kairę, pagal centrą, pagal dešinę. Kaip išcentruosite ir išlygiuosite tuos laukus, tai taip jums ir atrodys. Tai patarimas, sugalvokite, kad tas vardenis, pavardenis būtų kažkoks ilgas. Tarkim, vardenis Vardeliauskas, pavardė pavardiniausia, kad ilgi žodžiai būtų, tada suformatuojat, o tada jau po to formatavimo dedate ir jungiate su konkrečiais duomenimis. Tai šiandien tiek. Tikiuosi, truputėlį išmokote ir sužinojote. Ir lauksime jūsų informacijos technologijos mokymo centre. Pasirinkite kursus, įvairių esam suplanavę kursų ir tokių, kur turėjote, ir naujienų esam suplanavę. Tai pasižiūrėkite mūsų itmc.lt puslapį, galbūt kažkokie mokymai sudomi. Linkiu jums gero, gražaus savaitgalio ir saulėto rugsėjo.